girdėjau, kad tau pašte yra laiškas kažkoks. Bet nežinau koks, tai tu eik pasižiūrėk. Ne, gal šiandien neik, nes šiandien jau vakaras, tai... Žinau, aš tik išmesiu tiesiog kardą. Žodžiu, eis, aš saugau duris, kad šunis nepabėgtų. Mažylis, tu mažylė. Ai, nu tavęs, tu irgi per mažas, tavęs maitinti negalima. Nu, Aš jums neleisiu dar vieno mažylio, nes aš nenoriu iš savo namų padaryt šunyno. O ne, kas? dar vienas šuniukas? Mažylis? Aš nežinau, gal ir bus, nežinau tiesiog. Na. O, Dieve. Kiek čia tų mažylių? Dar vienas mažylis. Šudai. O, Dieve, čia pas mumis šunynas, palauk. Dar kai kuriuos šunis mes parduosim arba taip išleisime lauką. Na, ei. Jis irgi atsisėdė. Na, tai... Eina savo, man jau nepeleiti serverį. Įsikraundat. Varu miegot? Juk tau laiškas parėjo, tai tu perskaitai, koks ten tas laiškas. Jau baig nakties, jau varu miegot. Jau naktis. Kas dar čia už tuos parėjo man kažkoks laiks. Rytoj perskaitysi, šiandien jau nebeskaityk. Eik, tu čia tai geras. Paslėpęs už tų kopėčių geras. Žinai ką, tu dabar jau eik miegoti, rytoj paskaitysi tą laišką. Bet man rytoj į darbą, ojoj. Tai gal ten laiškas dėl darbo? Ai. Noriu pasakau, man bus 16 minučių. Na ką? Jau rytas. Labas rytas, Lukai. Labas rytas. Kur tu dar viršai? Aš čia. Kur tu išeini? Lyjagi. Ai. Nu jau. Pala? Nu tai perskaitysi tą laišką. Nieko savo nieka nėra parašyta. Nu duok čia man tą laišką. Prašom. Ačiū. Nu pasildėsiu. Mielas Lukai. Oi. Na, kas čia? Eik. Ai, Dieve. Ai, jo, rimtai man išėginė. Mielas Lukai. Žinau, kad su tavim pasielgiau labai blogai. Bet noriu būti tau geras ir aš padarysiu tai, ko tu labiausiai norėjai. Pameni, kai tu buvai mažas, sakydavai man, tėti, aš noriu dirbti pas tave. Ir aš tavo norą išpildysiu. Taigi, kviečiu tave. Kviečiu tave penktadienį. Ką tu čia skaitai? Čia tavo laiškas, palauk. Kviečiu tave šiandien, kada tik gausi šį laišką, pas mane į namus, kiek žinai. Ir aš tave įdarbinsiu į darbą, pamatysi, tu pasikeisi visiškai. Ir, nepasikeisi, galėsi būti koks tik nori. Tai jo, tikriausiai viską pasakiau. Tai ate. Pala, o kas rašė? Tavo tėtis Armandas.
Ei, juk tau čia rašė tavo tėtas. Žinau. Tu turėsi išvažiuoti. Palauk. Aš turiu daiktus išmesti. Na, šunelį. Kaip manot? Kokie man tik nereikalingi. Ateikit čia, aš jums pamaitinsiu, Man tikriausiai trys mirštat iš nereikalingi. bado. Ai, nu jau tu. Mažytis tai. Tavęs negalima maitinti. Tavęs irgi. Vis yra pasodinti švariam namu. Nu, Na, tai kiek perskaičiau, tai tu turėsi išvažiuoti. ai, lietuoj dabar. Šiandien sakė tau išvažiuoti, nu jeigu kaip nori. Lyna, jugi dar nedirb. Na gerai jau. Kas čia išgriuvė tas kopičias? Aš, nes laiškas buvo po to kopiečių. Koks? Laiškas A, po kopiečių. Palauk. supratau.